kovota, bet skaityčiau ne iki galo, vis tiek pritrūko. Kiek 10 minučių tos klaidos gale gan pasipylė tokios, gal iš nuovargio, gal iš nežinau ko, bet manau, kad tikrai buvo geras atsinešimas šiandien į darbą. Jie buvo stipresni ir nugalėjo. Žinau, ką daugiau pridėti, žinoma, kažkur. Tai jums ištvermės pritrūko? Ne dėl to, kad žaidėm prieš, sakykim, vieną geriausių komandų. Žinoma, kad jie neleis nuluoš paprastai tos klaidos. Gale varžybų ne tai, kad ištvermės, bet vis tiek pavargęs darai netokius sprendimus. Viens kito šiek tiek nesupratom gal. Ir lėmė tai, kad šiaustai paleidom juos keliais taškais ir jau paskui vis tiek tokia komanda sunku besivyti. Jie pajuto savo ir 3 taškius ir viską. Taip gavos, kad nebegrįžom atgal. Tai perspektyvos Eurolygoje nelabai kokios, ar ne? Nežinau, reikia tikėti iki galo ir kovoti, žinot. Jeigu, manau, kad priklausys dar šiandien, kaip sužais Makabis su Kantu. Jeigu Makabis išlošia, taip kad, manau, mes turim pilnos šansą ir kovoti reikia ir viskas, ir nežiūrėti, kad ir nebus jokio šanso, tai, manau, garbės nedaduoda pralošimai ir kažkoks nenusteikimas. Mes norim čia lošti, norim papulti į kitą etapą ir kovosim iki galo. Žalgiris istoriškai nesėkmingai prieš Barceloną žaidžia, ar dėl to buvo kažkoks psichologinis barjeras? Aš net nežinau iš tikrųjų, kad jei nelošiai prieš gerą komandą, manau, kad neslėgė mūsų tas toksai, kad čia Barcelona ar kažkas tokio, jom kovot, kiek galim. Aišku, Sanio trūko labai ir Popovičiaus, bet yra kaip yra, kiek turim, kiek kovojam žaidėjų ir manau, su jų indėliu būtų gal visai kitaip per varžybas pakreipę. Gal jums su trauma kažkiek sutelkė komandą prieš rungtynes? Žinot, jis jau nuo čia ilgokai treniruoja, tai tas susitelkimas, aišku, nežinau, kaip matot, nebuvo į pliusą, neišlošėm, tai susitelkėm, bet neišlošėm.